pavyko. Gerai, aš pradėjau įrašą. Ir mes keliaujame prie sekančios projekcijos, manosios, kurią aš pavadinau Kviečiu Saulę. Tai čia buvo praėjusią savaitę, irgi buvo ryte. Šiaip įdomus dalykas labai buvo, kad aš jau iš vakaro ir ryte labai jutau labai spurdantį astralą. Žinojau, kad kažką man nori svarbaus parodyti. Ne visada tai būna, aš tik kelis kartus esu šitaip jutusi. Tai turėjau projekciją ryte 2 kartus. Pirmą kartą išėjau iš kūno ir pajutau labai stiprią trauką atgal, tarsi magnetas trauktų mane į fizinį kūną. Lipau per langą, kritau žemyn ir vėl atsibudau kūne. Ir tada antrą kartą, vėl pasiekiau tą vibracinį kūną, vėl išėjau, vėl jutau stiprią trauką į kūną, bet šį kartą neėjau per langą, o norėjau pereiti per duris į vaikų kambarį. Ir atsimušiau jas, bumtelėjau ir labai nustebau, pagalvojau, palauk, aš tikrai projekcijoje. Ir tada, gal atidariau duris, o gal ir praėjau, nebeprisimenu tiksliai, bet jau atsidariau kambaryje, pamačiau savo vaikus ir mano tėtį. Jie buvo visi pasipuošę, tarsi kalėdoms, nes mačiau tokius baltus blizgučius, jie šoko labai linksmai ir aš prisijungiau prie jų, buvo labai labai gera. Pamačiusi tėtį labai apsidžiaugiau, apsikabinau jį, pasakiau, kaip džiaugiuosi, kad tu atėjai. Ar šitam momente jauti, kad kažką pasąmonė nori parodyti, pasakyti, Man tas išėjimas tavo labai įdomus buvo, kad tu bandėjai projektuotis, bet tave tempė į kūną atgal, ne? Ir tai porą kartų. Ir būtent, kai tu pasirinkai portalo langą, ne? Taip. Aha, įdomiai. Ir žinai, kad aš 2 kartus, tą patį pirmą kartą, kai mane magnetas traukė, aš dar mintise pagalvojau, reikėsiu su Dovilė patyrinėti, ar čia nėra koksai prietaisas įstatytas ir kažką, kad aš negalėčiau išeiti. Bet šitaip pagalvojau. Bet tau po to pavyko, ar ne? Po to pavyko, aš atsiplėšiau, bet aš labai greitai keičiau, jutau vėl tą trauką, žinojau, kad gali mane įtraukti ir tada labai greitai keičiau, ėjau į tą, kuo toliau nuo savęs. Žinai, kas čia buvo? Kai tavo astralas nori rinkti patirčių, o tavo kūnas nori ilsėtis kažkaip, tarsi nenori pats kūnas paleisti pakankamai ir tempia atgal astralą. Kažkaip, aš nejaučiu, kad kažkas būtų įstatyta, kokie magnetai, bet aš jaučiu tavo tokį, pavargusi kūną. Tai energijos turbūt buvo trūkumas, o ėjimas į projektas visada kainuoja daugiau energijos. Taip. Aišku, tai kūnas priešinasi, bet astralas, kaip sakiau, jis net man jau iš vakaro spurdėjo, aš jis nori eiti. Oi, ir matai, ką tos treniruotės duoda, kad jau astralas tiesiog hirba jisai, virpa, kaip jis nori. Aš 100% žinau, kad aš išeisiu į projekciją, kai man astralas šitaip spurda. 100% buvau įsitikinusi. Bet mes žiūrėk, jau pasiekėm mes tą stadiją, kai mes žinom, šiandien tikrai pavyks. Kažkaip, nes jau tas astralas, jau tu tą būti, tą supranti, tas vibracijas jau pradedi jausti. Labai, ir aš jau greičiau, mano kūnas labai greitai atsipalaiduoja, aš jau jaučiu astralą viduje spurdantį, bet mano sąmonė dar nebūna pasiekusi to tinkamo atsipalaidavimo, bet kūnas jau būna labai greitai atsipalaiduoja, bet aš tą esu pastebėjusi. Jo. Ir turi laukti, kol mano sąmonė susilygins. Jo, čia, žinai, reikia tam. Bet kuo toliau, tuo kažkaip atrodo greičiau viskas, ne? Nebereikia taip ilgai. Ir kur anksčiau galvojau, ar ryte kada nors pavyks, ar naktį kada nors pavyks. Bet viskas pavyko ir dabar jau nebėra abejonių. Va, kaip gerai. Žinai, reikia
galbūt susinchronizuoti su kūnu, kažkaip susitarti. Tarp astralo ir kūno kažkaip susitarimo tiesiog. Tu pailsėk, o aš keliausiu. Kažkaip taip. Jo, čia įdomu. Tai gerai, grįžtam prie projekcijos ir kai aš labai buvo tikrai toksai labai mielas momentas, džiuginantis ir aš jiems kaip pramogą savo vaikams ir tėčiu kaip pramogą pasiūliau keliauti projekcijoje kartu. Sakau, norit šoksime visi per langą kartu. Ir jie sutiko. Mes susikibom visi 4 už rankų ir šokom. Ir ilgai kritom. Ir aš pirmą kartą per langą kritau dienos šviesoje, nes man visada būdavo žvaigždėtas juodas kosmosas. Nesvarbu nuo paros laiko. Tai pirmą kartą kritau dienos šviesoje, buvau visiškai atsimerkusi ir jausmas buvo, lyg būtumėm iššokę su parašiutais visi. Vaikai krykštavo sužavėti lyg ant linksmųjų kalnelių. Šitas tai iš tikrųjų labai gražus momentas, kai tu atėjai ir pamatai kambarį šventę ir visi su tokia supranti, galiu pasakyti, visi linksmi, džiaugsminga nuotaika, aukštas vibracijos, ne? Ir netgi pats tas dangus, jisai tau buvo netamsus, o šviesus. O čia tas momentas kažkaip atrodo, kaip būtų arba kažkokia tai tavo atmintis, arba astralinis tas, kai tu susitikai savo šeimos narius pačiam astraliniam pasauliu. Ir pirmą kartą pas mane į namus atėjo tėtis. Prieš tai aš jį lankiau. Ir aš tokia buvau, kaip džiaugiuosi, kad tu atėjai, va tas toksai buvo. Aš net pasakiau. Kaip smagu, iš tikrųjų, kaip malonu. Tai mes tada nusileidome, kaip sakiau, kaip iš parašiutų, aš net pamačiau, kaip mes palengva nusileidžiame iš debesų, iš dangaus į žemę. Wow. Aš pamačiau, kaip mes artėjame, taip gražiai pradėjo viskas didėti, ryškėti. Ir mes atsidūrėme dideliam mieste. Ėjome visi mažomis senamiesčio gatvelėmis, lyg kokiame kurorte. Ir aš visiems sakau, susikibkime rankomis, nepasileiskime, nes astraliniai erdvėjai gali pasimesti kažkas greitai. Biški pagalvo, kokią kitą mintį ar kažką pajus, kad nori ir pasimeti, todėl mes visi ėjome su rankomis susikibę. Tu kaip vedlė? Jo, aš kažkaip saugojau juos visus. Galbūt, kad tu supranti, esi pažangesnė astraliniai plotmiai. Jie, kaip žinai, newbies, žinai, kaip turi tos patirties, bet gal ne tiek daug kaip tu, nes man atrodo, pagal viską, kad tavo siela, ta prasme, kažkaip turi galbūt daugiau patirties kažkaip, ir tu jiems, kaip vedlė, jiems bandai parodyti ir kažkaip čia surišta su šeima labai. Su šeimos to energetiniu lauku. Čia kaip gaunasi, jie fizinėje erdvėje nieko nežino, ar ne? Ta prasme, mano vaikai tai žino, bet tėtis tai ne. Ir gaunasi, kad aš juos ten kaip ir treniruoju truputį, galima taip sakyti. Man tai labai resonuoja, kad kažkaip tu juos paruoši. Supažindini, rodai. Ir tuo pačiu saugau juos. Taip. Gerai, tai mes ėjome tomis gatvelėmis ir aš sakau, gal lekiam prie jūros visi. Ir tada jau ruošiausi keisti erdvę su jais visais kartu.
Bet tik atrodo dar keli žingsniai, pasukom už namo kampo ir pamačiau paplūdimį, jūrą, labai gražus paplūdimys. Sakau, o geras, einam ten. Ir tik mes pradėjome artėti jūros link, jūra persimainė, patamsėjo, pradėjo siautėti. Kažkoks apokaliptinis erdvinis balsas pradėjo grėsmingai kalbėti, kad tuoj bus pasaulio pabaiga, kad jis skambins laivus, griaus, pakvies titanus. Ir aš stoviu, ar galvoju, ir tokia truputį sunerimau ir pagalvojau, negi aš tikrai dabar stoviu ant slenkščio, ant pasaulio griuvimo slenkščio, kur niekada nebūčiau pagalvojus, kad taip galėčiau atsidurti. Ir su ta mintim aš tiesiog atsisėdau ramiai ant smėlio ir pradėjau dainuoti tarsi sutartinę. Pirmieji žodžiai buvo aš kviečiu saulę, aš kviečiu saulę. Ir kitas sakinys buvo kažkas panašaus, kaip ir užlieju ją visą pasaulį. Ir šalia buvo žmonių, pradėjau kviesti juos jungtis kartu dainuoti su manimi ir jie prisijungė ir mes kartu, vat kaip kokią sutartinę, kartu dainavome. Čia labai labai stipru. Tai tas apokaliptinis balsas sakė, kad ateis titanai, taip supratau. Aš sako, pakviesiu titanus. Aš pakviesiu titanus. O man tai atrodo, kad čia kažkas panašaus iš tikrųjų buvo, kažkokia tavo atmintis. Oho. Tai čia kaip geras, eikime tada, čiupkime tą atminties siūlą ir eikime, ką jis parodės, ką aš mačiau. Griuvimą kažkaip tarsi, man rodo, kad atrodo, žinai, kaip yra graži diena, daug džiaugsmo, viskas tvarkoj. Ir kaip tu projekcijų jutai, ne, va tokia kaip visi pakylėti su šypsenam ir jie net minties nėra, kad kažkas tokio bus, kad kažkas grius. Ir man kažkaip netgi šita vat, mūsų realybė atrodo susipina su ta realybė. Kad kažkas grius, kažkas naujo atsinaujins, galbūt senos programos grius, kažkas naujo įeis į pasaulį. O pats tas balsas, aš jį erdvėje girdėjau. Tas erdvinis apokaliptinis balsas. Iš kur tas balsas sklinda? Kas tas balsas yra? Pranašas kažkoks tai, kuris pranašauja, kad kaip grėsmę kažkokią tai supranti. O tai yra jūros balsas, iš jūros einantis? Ar tai vandenų balsas yra? Aš dabar žinok, žiūriu, kad tas balsas, jisai man ne tik, kad pačiam vandenį, bet kažkaip atrodo, kaip būtų pačiam dangui toksai vibruojantis, išsiskleidžiantis. Aš taip ir vibracijas. Kad jis toks erdvėja. Erdvinis, taip, erdvinis ir toksai, tas vibracijos tokios, žinai, išsiskleidžiančios. O ar vyriškas, ar moteriškas, aš kažkaip negaliu pajusti. Žinok, aš irgi to nepajutau. Lyg būtų unisex kažkoksai, aš nepratau. Unisex, teisingai, labai vibruoja. Ir nepasakysi, kad būtų koks robotinis, bet toksai kaip toks, kuris grinai pranašauja, kad būkit budrus. Tokia kaip žinutė, kad nedaug laiko liko, dar galite kažką suspėti padaryti. Ir tu tuo momentu pradėjai kviesti saulę, ne? Labai greita reakcija į tą žinią, supranti.
titanai bunda, titanai supykę kažko tai. O paskui, kaip aš skaičiau, kas yra titanai, tai titanai buvo prieš Olimpo prieš tos pirmosius dievus. Tai buvo pirma pradžiai tie dievai atsakingi už stichijas visas, už visą pasaulio sudarimą. Titanai? Ir jie, titanai, tai. Ir saulė pati irgi titanė, pati šviesiausia iš visų jų, už šviesą. Ir kai titanai griuvo, kai juos kaip kariavo su jau tais Olimpo dievais, jie visi, kaip supratau, visi griuvo, išskyrus saulę. Oi, kaip stipru, jetau. Šiurpuliukai praėjo pro visą kūną. Tai tu tau užfiksavai čia tavo atmintis iš tikrųjų. Ir tu dalyvavai va šitoj operacijos, nepasakiau. Apokaliptiniai. Ir kadangi tu esi iš Saulės, ane? Saulės planetos, tai man rodo, kad tu buvai ta dalis, kuri kvietei ją į pagalbą, kad viskas nurimtų vėl. Nu čia, žinok, labai stipri žinia. O čia žemėje šitaip jau buvo kažkada, kad grėsė apokalipsė. Taip, žemės kita dimensija, bet čia žemėje viskas vyko. Aha, ir žiūrėk, ar aš toje apokalipsėje irgi kviečiau saulės šviesą ir ar pavyko sustabdyti? Man tai rodo, kad tai pavyko tau sustabdyti. Aha, ir dabar toji realybė susiglaudė su mūsų realybė, nes matyt vibracija atitinka, ar ne? Kad tai, kas vyko tada, atsikartojimas vyksta, nes mūsų laikas yra kaip spiralė, jis nėra linijinis. Taip. Tai mes priartėjame žmonės prie to apokaliptinio taško, ar ne, galima sakyti. Jo, ir čia yra stipri žinia, kad būtent mums ir reikia susijungti su Saulė ir su kolektyviniu šešėliu dirbti. Ir su kolektyviniu šešėliu, nes ta jūra nebanguojanti, tai vėlgi tas kolektyvinis šešėlis vėl atsikartoja, bet čia taip, čia dar viena smarki žinutė, kad visą tą šešėlį reikia tiesiog užlydyti šviesa. Ir aš jau vieną hipnozijai sakiau, kad Liepos 21 dieną bus labai dideli pokyčiai. Liepos 20 mano gimtadienis. O, geras! Liepos 20 tavo gimtadienis. Jo. Va, matai? Kaip saulės vaikas nebus gimęs vasarą. Geras. Nu, fainiai. Nu, tai kas bus 21? Dar kartą pakartok. Keisis labai daug, kad senos sistemos birės, naujas kažkokia tai labai greitai vyks tiesa, kažkokia išaiškės, kuri labai numuš visus filtrus, kaip, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie, jie suvokia šį pasaulį visai kitaip. Kažkaip toks masiškas prabudimas įvyks. Ir labai jaučiau greitis, žaibo greičiu, labai daug pokyčių bus. Tai man tokia žinia eina, kad būtent iki tos datos labai reikia su Saulė kažkaip komunikuoti. Oi, kaip vibruoja. Kiekvieną dieną. Jungti su Saulė. Jungti su Saulė, šviesti. Jo, ir man ta daina, kai buvo aš kviečiu Saulę, atrodo, tai įėjosi kūryba per mane, aš nežinau tokių, tiesiog va taip kaip improvizuoja, atrodo, ir dainuoja, ir tada kviečiau va žmonės kartu dainuoti ir jie jungiasi kartu su manimi. Tai va, visi žmonės tą ir turi daryti iš tikrųjų. Aš kviečiu Saulę, dar pakartok viską, ką tu ten.
Kaip Aš reikia kviečiu sakyti? saulę ir ją užlieju visą pasaulį. Va, kaip stipru. Labai stipru. Ir jeigu mes visi susijungsim ir kas klausys tą mūsų įrašą, tai vau, žinok. Per tave eina, tu kaip orakulas, supranti, per tave eina stipri žinia. Geras. Ir žinai, dar įdomus momentas, kad aš jau kokią savaitę labai taip jau planavau kelionę prie jūros, jau labai norėjau, taip tiesiog jutau, kad labai noriu. Ir vat man ta projekcija apie jūrą gavosi dar prieš nuvykimą, o vakar buvau prie jūros. Nu va, kaip fainiai. Ir tą plunksną danguje, kur pamačiau, kur tau rodžiau. Toksai kaip esi teisingam kelyje ar kažkas tokio, nežinau, man gal taip jutasi. Nu, man tai jaučiasi, kad tu esi tas orakulas irgi, žinok. Per tave sklinda žinia stipri. Kaip kažkokia pranašystė, bet tai nereiškia, kad ji yra užcementuota, ji kaip tik yra tokia budinanti, kad jūs dar turite laiko, ar ne? Ne tai, kad taip įvyks. Nes nesakė, aš jau pakviečiau titanų, sakė, aš kviesiu titanų. Aš kviesiu, matai. Nes jie titanai ir yra, kad jie tą pusiausvyrą laiko, bet jie negailestingai ją laiko. Jeigu žmonės ar kažkas yra prisidirbę, tai jie nušluos su gamtos stichija negailestingai, kad atstatytų pusiausvyrą. Va, matai, kaip stiproje tau. Net nuvilnijo pagūgai. Ir aš iš visų tų titanų kreipiausi į Saulę. Saulė tas centras, kuris dar gali kažkaip subalansuoti. Nes ji yra tas iš visų titanų pati šviesiausia ir ji yra, kaip iš to paties jie visi išėję, kaip broliai, seseris, giminingi tokie, ir ji juos irgi atsuko į šviesą ir laiko va tą visą balansą, ar ne? O, geras. Jo, čia galinga. Labai. Aš dar taip, kai atsipūtau, galvoju, kas čia ką tik įvyko. Čia, vau, žinok, projekcija tai. Bet kaip stiprėja Dovilė, ar ne? Aha, tikrai. Labai. Ir, tai aš kaip suprantu, dabar jau mes išrišom viską, ar dar yra, ar mes kažką ne projekcijos, va dabar hipnozės metu kažką dar galime kažkaip užtvirtinti, dar daugiau. Saulės štampą uždėti. Dar kartą išreikšti kolektyviškai gal dabar tą saulės kvietimą. Taip. Tai gal mes tada pakvieskime visus žemės žmonės. Parodykime gal netgi tą sceną. Taip. Kad mums yra laikas susijimti. Dar nevėlu. Ir mes visi kartu kolektyviškai ir kiekvienas nuo savęs. O čia ir yra tas momentas, ar ne? Aš vienas lauke nekarys, aš vienas nieko nepadarysiu. Bet kai tu dirbi su savo šešėliu, tu valai kolektyvą. Ir kai įvyksta vienas kažkoks tokia kibirkštis, ta kibirkštis paliečia kitus. Ir savaime žmogus kaip niekur iš nieko irgi pajaučia, kad aš noriu kažką padaryti. Taip. Ir nuvilnyja tą bangą per visus. Tai negalvokime, kad mes vieni patys nieko padaryti negalime. Vienas gali prabudinti minias. Taip, būtent. Kaip stipru. Gerai. Labai fainiai džiaugiuosi, kad mane pasąmonė nuvedė ten ir parodė. Fainiai. Gerai. Tai viskas mes atsijungiame nuo šitos projekcijos, ar ne? Gerai. Tada aš uždarau ir gražiai atsijungiu. Gerai.